Tai gerai žmonės, dabar papasakosiu apie save, supranti? Aš tai spėkit, kur gimęs. Vilniui, nichuja. Aš gimęs ten, kur Lietuvos širdis. Lietuvos širdis yra Slabotkė. Vilijampolė, Ramygalos gatvė. Čia yra Lietuvos širdis, tikroji Lietuvos širdis, kurioje realiai gyvenimas yra toks, koks jis yra visoje Lietuvoje iš tikrųjų. Ir aš gimiau būtent Kauno vakarinėme taške. Aš gimiau Kauno vakarinėme taške. Mano mama yra iš Kauno. Jinai gimė prie Sankt Peterburgo, kai senelis sukūrė šeimą su močiute. Tai va. Kai senelis sukūrė šeimą su močiute, gimė mano mama prie Sankt Peterburgo. Mama didžiuojasi, kad gimė Rusijoje. Bet ką aš noriu pasakyti, ar tikrai gali būti taip, jog mano paranoidinė šizofrenija priklauso būtent nuo tokių gyvenimo sąlygų Lietuvoje? Ar tikrai taip gali būti, jog mano liga tai yra būtent, vat pažiūrėkit, tokia gerovė Lietuvoje, ką? Jog mano liga yra būtent tokia gerovė Lietuvoje, ką? Jog mano liga iš tiesų yra tokia gerovė Lietuvoje. Supranti, ar gali būti, jog mums kemša į galvą informaciją, kurios mums niekada gyvenime nereikės, ypač tai, kas liečia būtent istoriją. Istorijos ten šiuso mokytis ne. Istoriją šiaip labai sunku mokytis, ypač kas liečia Europos istoriją. Va ten tai toks marazmas. O kaip jūs paaiškinsit, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra Azijoje? Tai jūs suprantat, Kristupas Kolambas, kai nuplaukė į tą Mūriką, žinai, kai jis nuvarė į tą Mūriką, Mūriką, žinai, Amūriką, tai, blėt, jisai ten tipo atrado indėnus, žinai. Nors iš tikrųjų Amerika tai yra Azijoje. Tai aš suprantu, ar gali būti, kad vis tik mano visą tą, mano tėvas buvo be galo piktas, mano tėvas buvo toks pat piktas, kaip aš šiandien ir vakar. Tai va, mano tėvas žino tiesą. Ir ką aš galiu pasakyti, kad tokiom gyvenimo sąlygom visa Lietuva yra senatvė. Va būtent. Tokia valstybė yra senatvė, supranti, tokia valstybė yra senatvė. Kokia gera valdžia, ble, žinai, kokia gera mūsų valdžia, pasiūlo darbą. Žinai, kokia gera mūsų valdžia, pasiūlo darbą net pensininkam. Mama sako, eik tu, Deividai, sako, valdžia net pensininkam pasiūlė darbą, sako, tu tikrai gausi. Supranti, eik tu, net pensininkam pasiūlė darbą, blėt. Jaunimas vapšė, blėt, dirba, tai jaunimas, taip, jaunimas. O ką jūs galvojat, ką, blėt, darys žmogui, kuris, blėt, jau nežino, kaip jam gyvent, supranti. Jisai nežino, kaip jam gyvent, blėt. Darbo sąlygos Lietuvoje baisiai, nežmoniškai tragiškos, vargsta žmonės. Baisiai sunku dirbti Lietuvoje, supranti. Bet ten, blėt, sėdi žmonės prie kompiuterių ir galvoja, blėt, čia toksai Deividukas, nahui, Mikulis pasakė, kad eik tu, nahui, darbas sunku, nahui, man tas darbas, žinai. Tai, blėt, jisai čia, nahui, nieko nevertis, išėjai čia, blėt, tinginys, ta, nahui. A, jūs, blėt, žinot, kad aš niekada prie kompo nedirbau. Jokiame darbe aš prie kompo nedirbau. Jokiame, supranti. Ai, tai čia tas Mikulis, Mikalajūnas tinginys, blėt. Jam nahui darbas sunku, supranti. Jam nahui darbas sunku, blėt, jisai tinginys, blėt. Kaip ta močiutė Elektrėnų pasakė. Nu va, blėt. Ir va tokiuose rajonuose užauga ne žmonės, užauga pizdulkos. Pizdulkos, blėt. Blogiausia motina yra Lietuvos močiutė. Supranti?
blogiausia motina tai yra Lietuvos močiutė. Mano tėvo mama yra blogiausia motina visoj planetoj. Tai va, supranti. Ai, tai čia tas Mikalajūnas tinginys, blėt. Jam darbas sunku, blėt. Jūs žinot, kokius aš, blėt, kiek aš valandų dirbau tos indus plaudamas valgykloje prie Matulaičio bažnyčios. Aš 11 valandų dirbau. Dėl to, kad, blėt, ten renkasi visas Vilnius į tos gedulingus pietus. Aš ten 11 valandų dirbau. Toj valgykloje prie bažnyčios Viršuliškėse. 11 valandų, blėt. Ir man nori atimti autobusą. Supranti? Kadangi, blėt, pas mane nėra susisiekimo, pas mane dar nori atimti autobusą. Supranti? Tai va, blėt. Nori padaryti, kad tu. Va, blėt. Aš faktiškai niekur negalėsiu įsidarbinti. Nes negalėsiu grįžti namo, supranti? Aš negalėsiu grįžti namo. Ir va tos močiutės tėvo motina yra blogiausia motina visoj planetoj. Va čia yra tiesa. Jinai yra blogiausia motina visoj planetoj. Būtent lietuviška močiutė. Ir dabar, kai jūs galvojat, oi, čia jaunimas apgaudinėja savo mamas ar močiutės. Jūs pažiūrėkit, kas ten per babulką, pizdulką, blėt. Kas ten, blėt, her paimioš kokia lietuviška, blėt, lietuviškai šnekantis, blėt, žodynas kažkoks. Lietuviškai šnekantis žodynas, blėt, žinai. Jūs pasižiūrėkit, kas ten, blėt, per šūdas. Ne šūdas, blėt, baisu, tos lietuviškos mamos močiutės, tai yra baisu, blėt. Ten tikrai yra baisu. Tai va tokia mama yra pas mano tėvą, blėt. Jinai neturi širdies, blėt. Jinai, blėt, yra tiesiog. O, jinai yra kaip valdžia, blėt. Va tos lietuviškos močiutės, jos yra kaip valdžia. Kaip tikra valdžia, jinai kalba valdžios tonu. Nenori dirbti. Mirk, supranti? Nenori dirbti. Tai mirk, vaikeli. Norėsi dirbti. Kabinkis į gyvenimą, tai gal gyvensi. Supranti? Va, ble, tos lietuviškos močiutės. Supranti? Šiandien paskutinė mano vloginimo diena greičiausiai šiais metais. Paskutinė vloginimo diena. Ta proga padarysiu 2 įrašus debiliškus ir 1 įrašą protingą. Tai va, supranti. Ir va paskui sako, tyrė tave, blėt. Tai kai mane apkaltino durų padegimu Vilniui, tai mane nuvežė spėkit kur. Į New Yorką gal? Į Ameriką? Ne. Mane nuvežė į Naująją Vilnią. Ir žinot, ką ten padarė, blėt? Ten buvo kažkoks nuosavas namas, blėt. Tai va, blėt. Aš sudeginau kaimynų duris, nes man, blėt, tėvas pasakė gyvenk būdoj. Tėvas pasakė, susirask būdą ir ten gyvenk, dėl to sudeginau kaimynų duris, nes aš supratau, kad visa Lietuva yra šuns būda. Visa Lietuva yra šuns būda. Tai va, čia yra visa Lietuva. Man, blėt, pradėjo važiuoti stogą. Aš, blėt, labai stipriai nusivyliau gyvenimu. Mano klasiokai, blėt, sakydavo, oi, čia literatūra, oi, čia mokslas. Supranti, mano tie klasiokai, blėt, kažkokia visiškai beryšio klasė. Debiliška klasė, ne debiliška, bet tokia, lieva klasė, tokie, atsilikėliai kažkokie, žinai, buvo toj klasiai. Visa klasė buvo kažkokie atsilikėliai, žinai. Tai va. O paskui jau sekė tikras mokslas. Paskui jau kaip kibau į mokslus, kaip aš juos kibau. Tai knygos iš savo rankų nepaleidau, supranti. Jau paskui kaip kibau į mokslą, knygos iš savo rankų nebepaleidau. Ir mokiausi. Iš biologijos 10 klasėje buvo 10, iš matematikos 10, iš lietuvių buvo 4,
ar 5 iš lietuvių. Baigiau mokyklą, istorija buvo pas mane nedaug, lietuvių buvo 4, anglų kalba buvo 4, fizika buvo 10, matematika buvo 10 ir chemija buvo 10. O jūs dabar pagalvokit, ką tie chemikai tokio ten kūrė? Ką jie ten tokio kūrė? Medžiagas kūrė. O kas tas medžiagas gamina? Chemikai? Ar blėt tie, kurie iš viso nieko apie tai nesimokė, supranti? Chemikai analizuoja tas medžiagas, ane? Chemikai analizuoja tas medžiagas. A blėt, iš kur jie tas medžiagas, o kas blėt tas medžiagas gamina? Chemikai ar erdvės dėsnis? Ką? Chemikai ar erdvės dėsnis? Nu ir atsakykite šitą klausimą. Kaip atsiranda medžiagos? Parašius kažkokią tai ten išlyginus elektroninę reakcijos formulę, jūs gaunate medžiagą, bet tos medžiagos kažkokios, tai blėt, tiek jų, tos medžiagos kažkaip, blėt, netitinka nei vienos formulės, galų gale, iš kur atsiranda metalas, kai vanduo pakeičia savo būseną ir ima blizgėt, tai yra vanduo pagal chemijos dėsnius negali virsti metaliniu kūnu, bet tai jau yra per daug akivaizdu, supranti. Ir visi sako, oi, čia mokykis. Knygas skaityk nahui. O tose knygose kas parašyta? Tose knygose parašyta, kad žmonės, kurie ten gyveno tose knygose gyvenantys žmonės, tiesiog, blėt, gyveno laukiniai gamtoj, nahui, supranti? Jie tiesiog gyveno gamtoj. Jie buvo gamtoj. Knygos tai yra gyvenimas gamtoje. Ir aš noriu pasakyti, kad tose knygose, tai jos mūsų planetai yra melas. Nes mūsų planeta atsirado prieš 500 milijono metų. Tai reiškia, jog visos tos knygos nebuvo parašytos. Aš noriu pasakyti, kad mūsų planetai yra 500 milijono metų, o knygos tai yra tikri gyvenimai. Knygos tai yra tikri gyvenimai. Tai yra gyvenimo aprašymai. Bet ne visos. Tikrai ne visos. Tai va, tikrai ne visos. Knygos yra gyvenimo aprašymai, o fantastika. Ir aš noriu pasakyti, kad knygas rašė ir gyvenimus planavo mano motina, nieko man gero nelinkėdama. Knygas rašė ir gyvenimus planavo mano motina, nieko man gero nelinkėdama. O Biblija buvo parašyta, Biblija yra suklastota, nes to, kas buvo Biblijoje, niekada to nebuvo ir niekada tai neegzistavo. Biblija yra kliedesių fantastika. Biblija yra kliedesiai ir fantastika. Biblijos įvykiai niekada neegzistavo. Tai va, Biblija yra kliedesiai. O mūsų gyvenimas yra sodai. Visa planeta yra neegzistuojanti. Ir dar jums noriu pasakyti dar kitą dalyką, kad mūsų planetoj nėra žemės. Labai mažiau mūsų planetoj per daug vandens. Vanduo tai yra mirtis. Suprantat, vandenynai tai yra mirtis. Mūsų planetoje nėra žemės. Tiesiog nėra žemės. Rusijos iš viso nėra. Mūsų planetoje nėra žemės. Vilnius yra politinė Europos Maskva, o visa Rusijos federacija yra gyvenama. Rusijos federacija iš viso yra 3 kartus mažesnė nei pavaizduota žemėlapį. 3 kartus mažesnė. 3 kartus mažesnė. Ir visa Rusijos federacija yra pasidalinę žmonės ir gyventojai. Mūsų pasaulis... Kas čia, blėt? Kas čia, blėt?
Rusijos federacija yra padalinta į sektorius ir į valstybės. Rusijos federacijos mūsų planetoj nėra, nes Rusija yra tiesiog neegzistuojanti, o to priežastis yra tai, kad kažkas, tikrai šėtonas nahui. Tikrai šėtonas nahui. Šėtonas, kažkoks tai šėtonas sunaikino mūsų gyvenimo sąlygas, kai žmonės nepastatė nei vieno miesto. Žmonės Lietuvoje nepastatė nei vieno miesto. Vilnius yra labai vargingas rajonas. Vilnius tai nėra miestas, Vilnius tai yra labai vargingas rajonas. Mūsų planetoj nepastatytas mūsų Lietuvoj nepastatytas nei vienas padorus miestas. Lietuva yra visiškas nulis, o mūsų planeta yra nuskendęs žemynas.